Eik, sakau, eik. Niekur aš neįsiu, baigtų. Eik tik tai. Tu turi dirbti savo darbą. Privalai reklamuoti. Neįsiu. Ne mano čia reikalas. Tu prodiuseris, tu ir reklamuok. Kaip tai ne tavo? Tu čia pagrindinis aktorius. Turi prisidėti. Na gerai, gerai. Vardan tos Lietuvos. Einu. Tai kaip tarėmės? Tik be jokių lyrinių nukrypimų. Sutarta? Sutarta, sutarta. Gustavo nuotykiai. O, vaikystė primena. Patylėgi. Gustavo nuotykiai. Ir Tadas Blinda pradžia. O, šitas koks į mane panašus. Puikus filmas turėjo būti. Špyga taukuota. Kūrėjai pristato pirmą nepriklausomoje Lietuvoje. Dar ims ir pasakysi, kad pirmą šiame šimtmetyje. Pirmą šiame šimtmetyje lietuvišką ilgo metro trimatės animacijos filmą pagal vieną žinomiausių lietuviškų kūrinių šeimai. Oho, kiek panašumų. Na šitas tai tikrai jau apie mane. Girdėjau, kad lietuvių kūrėjai kartu su ukrainiečiais kūrė. Tad Oskaras man, lietuviškam arkliui, kaip ir latviškam katinui. Garantuotas. Nusibodai, kiek tu gali triukšmauti. Taip pat imk ir pristatinėk tada. Gustavo nuotykiai, Tadas Blinda pradžia, kaip pavogti žmoną milijoną ir daugelio kitų žinomiausių lietuviškų filmų kūrėjai pristato pirmą per Lietuvos nepriklausomybės laikotarpį ilgo metro animacinį filmą pagal vieną populiariausių. Apie mane. Knygų herojų Arklio Dominiko kelionė į žvaigždes. Va, matai, kaip gerai aš pavariau. Aš tikrai geriau už tave. Mokinkis. Kinuose jau 2026 metais.